Sveiki, ponios ir ponai, pradedame tiesioginę 8-ojo A lygos turo rungtynių transliaciją ir čia Lietuvos futbolo federacijos stadione jau netrukus į kovą stos žaliai balti Žalgirio futbolininkai bei svečiai iš Gargždų, tai yra Gargždų Banga. Čia Aleksandras Ivanauskas ir numeris Matėjaus Da Silva, Brazilas. Pratęsti mintį į baudos aikštelę 1-0. 1-0 ir kas berods Kuklys. Labai ramiai ir labai užtikrintai. Nelabai pateisina. O čia Banga. Pavojinga ataka Mikas Kura į baudos aikštelę. Ten Aurelijus Staponka. Matinės kiešė rankomis, nėra kam duoti kamulio. Ir viskas prasideda nuo gynėjų. Čia kokia klaida, nuo šalies nėra. Kamilas Bilinskis 1-1. Jo smūgis ir Vitalijus Mirnas. Čia dar vienas smūgis. Bus ar ne? Rytis Leliūga į vieną pusę, į kitą pusę. Užsižaidžia su kamuoliu Rytis Leliūga. Tarp vartininkų ir gynėjų. Čia Vilkas. Mirnas nuostabiai reaguoja. Pažaisti krašte, rungtynių aikštės viduriu. Erdvės yra, Staponka prašo kamuolio. Kamuolį gauna. Geras perdavimas. Staponka vienas prieš vartininką. 1-1. Gargždų Banga lygina rezultatą. Nuostabus dabar atliktas perdavimas Staponkai. Ir 34 minutę. Čia intriga grįžta. Dar baudos aikštelė. Vėl! Puikiai proga, kuri lieka neišnaudota. Banys prieš prašo kamuolio Borusas įgauna. Reikia duoti į baudos aikštelę vienu lietimu. Mikas Kura kamuolio neliečia. Čia smūgis, rikošetas. Baudos aikštelė Borusas. Prieš Virliūgą. Jo smūgis. Tikriausiai, kad viena blogybė vis tik yra geresnė. Čia Jakubas Vilkas baudos aikštelėje. Trūksta centimetrų, kad pradėtų antrą kėlinį Žalgiris štai tokiu įvarčiu. Tiesą pasakius, savo žaidimu gerą labai įspūdį nepadaro. Buvo keletas neblogų epizodų, bet buvo tokių kliurkų. Žiauru. Čia nepavyksta. Turi daug pataikyti šius vartus. Kad atrodo, kad Banga visai kita komanda. Po pertraukos pagal žaidybinę prasme. Neteisinga sprendimą. Leliūga vienu lietimu. Vedranas Gercas vienas prieš vartininką. Tokius įvarčius reikia. Įvartį geras perdavimas. Leliūga. 2-1. 2-1. Nuostabus perdavimas ir Rytis Leliūga išveda savo komandą į priekį. 65 minutė. Mantas Kuklys atlieka nuostabų perdavimą. Šių vartų ten 2-2. Ten 2-2 Miko Kuros. Fantastiškas perdavimas ir Gargždų Banga lygina rezultatą 75 šių rungtynių minutę. Kas gali būti dar daugiau. Gražta. Smūgis ir Kamilas Bilinskis. 3-2. 3-2. Mantas Kuklys klaupiasi ant dirbtinės vėjos ir dėkoja dievams už tai šį įvartį, tačiau neilgai Banga džiaugiasi. Baudos aikštelė, Mirnas ne visai patikė. O čia Vilkas atsimeta kamuolį. Tai bus šansas, Jakubas Vilkas. Toliau yra Gercas, būtent jam perdavimas. Gercas ir viskas. Rungtynės galima ir baigti. Vedranas Gercas prisiema marškinėlius, džiaugiasi kaip Mario Balotelli. Yra dėl ko. Pačios rungtynės baigėsi. Nuostabus futbolo spektaklis, 6 įvarčiai ir tikrai pelnyta Žalgirio komandos pergalė. 4-2, tačiau didelis ačiū ir Gargždų Bangai už parodytą charakterį, ryžtą, norą, atsidavimą ir tikrai neblogą lygio futbolą.